Dėkuoju gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiamas krašto apsaugos ministrė. Noriu jūsų paklausti, kokia pažanga pasiekta stiprinant Lietuvos oro gynybą, kokios sistemos jau yra įgytos ar dislokuotos ir kokie konkretūs terminai numatyti tolesniam pajėgų stiprinimui. Dėkuoju. Ačiū už tikrai labai aktualų klausimą. Ne vieną kartą esame minėję, kad tiek sausumos pajėgos, bet ir ypatingai oro gynyba yra kritiškai svarbios Lietuvai. Ir šiem metam yra numatyta daugiau negu 500 milijonų būtent tik tai oro gynybos sprendiniams įsigyti. Tai yra ir radarai, kurie užsakyti dar pernai, jau atvyksta, jau yra Lietuvoje, pasyvūs radarai, trumpojo nuotolio radarai, kiti radarai dar pakeliui. Jie atvyks, tikėkimės, kuo mažiau vėluodami, nes tiesiog gynybos pramonė šiai dienai visame pasaulyje susiduria su tikrai ypatingai dideliu spaudimu ir nepakanka pajėgumų gaminti greitai. Tai tą mes nuolat irgi akcentuojame ir skatiname Lietuvos pramonę, kurtis čia, gaminti daugiau Lietuvoje. Tuo pačiu vakar vyriausybės sprendimu buvo priimtas sprendimas įsigyti pažangę antidroninę sistemą MEROPS, tai yra perėmėjai, interceptoriai, taip vadinami, kurių pagalba galima, jie yra pakankamai pigus ir jų pagalba galima numušinėti Šachet, Gerberą, kito tipo oro grėsmės, dronus, ir Lietuvos kariuomenė šį ginklą jau galės įsisavinti taip, kaip tai daro ukrainiečiai ir kartu su ukrainiečių pagalba efektyviai naudoti. Ukrainiečių pagalba turiu galvoje, kad ir šiandien Lietuvoje yra ukrainiečių instruktorių, kurie kad KTU, Vilniaus Tech universitetuose, kitose įstaigose dalyvauja kursuose ir apmoko Lietuvos karius naudotis dronais ir kita reikiama technologija. Dar tuo pačiu esu davęs užduotį karinio oro pajėgų vadovybei peržiūrėti būtent žemai skrendančių grėsmių, tai ypatingai dronų konceptą, pateikti siūlymus, kaip mes galėtume stiprinti, ką turėtume tiksliai padaryti, kad netolimoje ateityje, per porą metų, galėtume išvystyti reikiamus pajėgumus ir sprendinius.